Ok, nu ką, tai va, 7 minutės 27 sekundės, kiek trunka įrašas. Pradžia, šiandien temperatūra 27. Čia šiaip aukštų vibracijų skaičius, tai vat, važiuoju, prieki mašina buvo 272 ir kita iš paskos 727. Važiuoju, kai susilygiosi kažkokia vibracija, ne, o ta vibracija reiškia aukštesnis tikslas, bet jis gali būti bet koks, kas va tam žmogui yra aukštesnis tikslas, ne. Tai, nu ir visatą atliepia, tai, žodžiu, esam sinchroniškume ir panašiai. Gerai, tai galim tada pradėkim turbūt nuo meditacijos, kad iškart nekibti į protinį darbą, ne, nes aš daug šiandien šnekėsiu, jūs gal kažką prisistatysit, papasakosit, irgi bus įdomu išgirsti. Tai padarykim biškį meditaciją kokią. Tiesa, kaip online girdžiuosi, matausi, ar viskas gerai. Galite ir chatą parašyti, ar kokį laiką. O, gerai, matau, viskas saugu. Gerai. Čia gal tos šviesos net ir nereikia mums tiek daug iš tikrųjų. Neduodu proto instruktažo, tiesiog pabūkit. Tiesiog pajauskite, vat, kame šiuo metu esate. Kame šiuo metu jūsų kūnas. Pastebėk, kaip tu draugauji su šią akimirką, ar gali ją priimti, kažkaip esi įsitempęs. Ir tiesiog stenkitės neanalizuoti, tiesiog pastebiu ir vėl tiesiog grįžtu į tą buvimą su vibracijom, savo šį, ar tiesiog ten, kur esat. Per buvimą šioje akimirkoje ir yra ryšys su visa visata. Tai čia pirmas jums raktinis momentas, kaip iš tikrųjų, kas yra iš tikrųjų meditacija. Jo, ir kaip harmonijos savo gyvenime pajudėti link ir taip toliau. Jo, viskas apie, nuo šito momento ir dažniausiai apie tai. Tiesiog pastebėkite, kiek esate ryšyje su šia akimirka.
Žiūrėkite, šitas buvimas skiriasi nuo to, kaip jūs kasdien būdavot, ne, ar tai yra kažkas naujo, ar yra kažkoks pokytis tame. Buvime šitoje akimirkoje mes energetiškai iš tikrųjų vieni su kitais pasisveikinam, bet dabar net nebūtina to kažkaip analizuoti, tiesiog aš pamenu, kad taip yra. Ir tai dar tyrinėsit. Bendras laukas. Išliekam buvime ir viskas, ne, regis daugiau nieko kažko nereikia. Mūsų mintys jos tada atliepia, pradeda atliepti, nes tu kažką pasirinkai kitaip, ne? Gal tu buvai skubėjime, gal buvai kažkur, na, o dabar tu kitą turi fokuso tašką. Kūnas pradeda į tai atliepti. Dabar pastebėkit savo širdį. Ja, viskas gerai, su šią akimirką viskas tobulai, puikiai beveik visiems pavyko, labai gražiai jaučiu jūs. O dabar pabandykite į meilę atkreipti savo širdį dėmesį, nes matot, vienas dalykas yra būti čia ir dabar, tai čia daugiau protų ir panašiai. Prisijungimas, žodžiu, visokių tokių momentų, bet ir tai labai svarbu, bet kitas raktinis momentas yra meilė iš esmės. Ja, tai meilė yra aukštos vibracijos, o kūrėjas, taip kaip mes patiriam ir suprantam kūrėją, tai yra praktiškai meilė per meilę. Tai šitos dvi vibracijos, arba šitie du aspektai realybės, buvimas čia ir dabar, ir kitas aspektas širdis, meilė ir panašiai. Tai pasistengkite, kiek jums išeis dabar, aišku, ne visiems, kaip sakyti, iš karto, bet koks skirtumas, nes tiesiog pabandykite atsiverti tiek šitam aspektui, tiek šitam. Ir pastebėkite vibracijas, pastebėkite savo širdies pokytį, jeigu toks vyksta, ne? Ir tiesiog pasimėgauti, atsiverti tam. Sakau, meilė tai yra tiesiog vibracija, jinai iš tikrųjų neturi kažkokio nei taikinio, nei kažkokių ten minčių apie kažką. Tai yra tiesiog vibracija, tai yra tiesiog pastaties dalis, būsena, nežinau, vadink kaip nori, ne? Ja, tiesiog momentus, fragmentus gali savyje atpažinti. Nes tai yra kūrėjas, tik kita forma. Meilė yra kūrėjas, bet tik mes atpažįstam kaip tam tikrą potėmę, kurią.
kai buvai? Gal šiek tiek paaštrėjo tiesiog ekstrasensorinis jutimas, matai, regis nieko nedarė, ne, bet iš tikrųjų paskui papasakosiu, ką jūs padarėt, bet pastebėk tiesiog dabar, ne, gal šiek tiek, kaip pradeda minti šiek tiek aiškėti, ne, pradeda daugiau atpažinti, kas yra šiaip kažkokia ten, kaip sakyti, nieko blogo tos mintis, aišku, nes čia mūsų dalys, bet vis tiek, ta prasme, kas yra kažkokios gal iliuzijos, gal dar kažką, ne, bet pastebėk, ar atsiranda tiesiog, kaip sakyti, jis gražiai išplaukė, kažkas iškyla virš kito, ne, bet tiesiog pastebėk, ar tas išaiškėja kažkoks fokusas. Truputuką. Pažiūrėt, ar kažkas viduje kaip ir nenori gal priimti, ne, gal jauti meilę, bet kažkas sako ir gali pasižiūrėti, ar yra tokių viduje balselių, ne, ir apie ką tai. Jo. Super nereikia analizuoti dabar, tiesiog atkreip dėmesį, ar yra kažkokių tokių. Padarėm viso darbo, dar daug laukia įdirbio su savim, ne? Bet vis tiek jau varikliukas pabiškį užsivedinėja.
grįžti į mūsų protą, kuris taip kantriai mūsų laukia, paprašėm, kad palauktų. Tai gerai, tai dabar, kol grįžinėjat po truputėlį tikime, pratę buvot į protą ir panašiai, papasakosiu šiek tiek apie dalykus ir taip toliau. Bet pradžiai, aišku, man bus įdomu išgirsti ir apie jūs, ne, kokios jūsų patirtis, kame jūs esate buvę. Jeigu norėsit pasidalinti ir kažką pajutot šitos meditacijos metu, tai irgi faina, ne, nes tai irgi šiek tiek apie jūsų įgūdžius. Tai va, tai gerai, tai pradedu aš nuo savo turbūt vardo, mane daug kas gal ir pasigūglinot, ar matėte, ne, tai mano vardas Vyganas Šimkus, dirbu su ekstrasensorika, turbūt, dirbu tai virš 10 metų, bet, sakykime, domiuosi, tai turbūt, nuo paauglystės, ne, tai va tas skirtingos stadijos, ne, domėtis ir paskui jau panerti ir aktyvuoti savo visus, kaip sakant, kas tenais laukia su aktyvavimu. Tai, jo, skirtingi giliai, skirtingi lygiai. Bet aišku, vėlgi nėra kažkas čia iš mūsų, nes viskas ok, mes aptarsim įvairius dalykus, ne, ir tiesiog aš, nes, skirtingų patirčių atėjo ir aš pats skirtingų patirčių turėjęs, ne. Tai vienas iš dalykų, ką, pavyzdžiui, mes kartais galvom, kad ekstrasensorika tai yra toksai, vos ne religija. Tai irgi noriu iškart pasakyti, kad, sakytų, užbėgtų kažkokie klausimai. Jo, mes nedarysim iš to, ką mes mokinsimės kažkokio tais religinio, kažkokio tais šou ar kažko, ne, žodžiu, čia visai ne tie dalykai, ne tie žaidimai, ja, mums neaktualu čia kažką daryti impressions, kad čia kažkas, suprantat, ja, nes jeigu čia sieki kažkokio įspūdžio, tai čia gal apie kažką kitą tada, ne? Tai nėra apie meilę, tai nėra apie sielos kažkokius siekius, jo, viena akivaizdu turbūt, ne? Tai va, tai grįžtant prie mano istorijos, tai, jo, tai žodžiu, kaip gimiau paprasta labai šeimoje, neturėjau aš kažkokių tokių gurų ar kažkokių tėvelių, kurie turėtų sugebėjimus ar mane kažkaip labai ten pakaučintų. Tai, iš dalies gaila, ne, nes kai tu turi kažkokį pastiprinimą, tai tau yra, žiauriai gerai, ne, reiškia, nieks tavęs ir, kaip sakyt, durneliu nelaiko, ne, jeigu, sakykim, gerai, mokykloje mokiniesi, ne, tau, ateina kažkoks ar patyrimas, ar intuicija, ar kaip tie būna, žinot, išėjimas iš kūno, ar tai paskui miego paralyžius, tada, žodžiu, visokiausių tokių experience'ų, būna, tikrai pasitaiko sieloms, ypač tom, kurios pasiryžo tais keliais eit, bet jeigu tu nieks nepaaiškina, supranti, tada tu pradedi savo kažką, pats, aišku, natūralu, kaip bandai paaiškinti, kas tai įvyko, ne? Ir aišku, gal tai buvo pats gražiausias tavo ten vos negyvenimo dalykas, bet jeigu tu, sakykime, neturi informacijos, neturi žinių šaltinio, ir šiaip paprasčiausiai neturi ko pasiklausti, ne, ar pasigūglinti. Tai, net ir tas ChatGPT dabar irgi, pagrybauja, nebūtinai teisingai sako, ne? Tai jeigu neturi į ką pasikreipti, tai, automatiškai, tai tada tos interpretacijos lieka tik tai tavo paties, ne, tavo sugalvotas, tavo vidui. Ir, tai tada gali sakyti, čia gal mane kažkokia ten dvasia užpuolė. Suprantate, tu gali, visiškai, kaip sakyti, su interpretacija, gali tiesa likti viena nuošalė, ne, tu gali visai kitur nueiti. Tai va, tai mano kelias toks ir buvo iš tikrųjų, aš daug kas man vyko, aš daug ką interpretuodavau kartais, taip, įtariai, ne, kartais pataikydavau, labai gerai atpažindavo, ne, bet irgi sakau, čia toks, gal sakau, mano sielos kelias buvo, nes, pavyzdžiui, dabar aš turiu labai įvairią, kaip sakyt, puokštę patirčių, ne, iki, patikėkit spektras, tai aišku, tas šiek tiek padeda, ne, nes kai aš vedu dabar mokymus, nes mano siela akivaizdu, kad pasirinku vieną iš aistrų kažkam pamokinti, perduoti, ne, tai tik dėl to aš tai ir darau, tai buvo klausimas, kodėl tai darot, tai dėl šito, jo, nes man tiesiog tai yra entuziazmas, man tiesiog tai patinka, gera ir viskas, ir to man gana, ne. Tai va. Tai kai aš jau per tas patirtis susirinkau visokių, ir dabar, sakau, kai kažkas ateina ir sako, turiu šitą problemą. Aš žinau, kas tai yra, ne? Tai va, sakau, čia toksai, kaip sakau,
įdomus sielos pasirinkimas, ne, pasirinkti daug sunkių užduočių, na, bet vėlgi kiekviena užduotis tam ir yra žemėje pasirinkama, kad jos kaip ir tikslas nėra kažkokia kančia, būtų nesąmonė, absurdas. Kiekvienos tokios sunkios užduoties, tai bet kokia čia gali būti, ne, ten nuo vaikų gynimo iki taip toliau, ar sakykime, koks neįgalumas. Tai ta sunki užduotis visą laiką jinai turi prasme, o ta prasme yra tai, ką tu išsineši iš šios planetos išeidamas, ne? Nu, paskui panaudoji ir šio inkarnaciją, ir kitos, ir kur tik nori, ne, ar žvaigždės, ir nebūtinai šitam kūne. Tai tos patirtys ir dažniausiai yra, tai įsineši daugiau meilės, gebėjimo atpažinti vibracijas, gebėjimą suvokti tą žmogų. Nu, žodžiu, mes praktiškai esame sielos, kurios rinkėsi šitą kūną, tai mes esame tokie kaip tyrinėtojai, ja, esam čia tie visiškai savo norų. Matot, aš tokį lanką darau, bet gerai backgroundą, žinote, ne? Tai tiesiog esame tie savo norų, nieks čia mūsų neverčia ir nėra čia kažkoks išsibotokėlį, tu čia savo inkarnacijas turi praeiti. Nu, žodžiu, čia irgi yra šiek tiek misinterpretacija, yra šiek tiek tokių kaip įsipareigojimų, nes tu atėjai, nusipirkai bilietą, nu tai, žodžiu, stalą po savęs reikės susitvarkyti. Tai čia praktiškai karma, kas tai yra karma, ne? Tai reiškia, jeigu suvėliai, tai turėsi sutvarkyti išeidamas. Tai čia praktiškai vienintelis mūsų įsipareigojimas. Daugiau mes žemėje neturime jokių įsipareigojimų. Tai gali kažką šiek tiek, ta tiesa šiek tiek šokiruoti, ne? Nes mes esame pratinti, kad mes esame vos ne vergai, mes turim kažkam tarnauti. Nusprant, yra tam tikri struktūrų, bet vėlgi tai atėjo tikrai ne iš meilės, ne? Nes pagalvo, kaip skamba, tu turi tarnauti, tu turi, privalai, jau vibracija skiriasi nuo meilės, teisingai. Tai sakau, yra labai daug tokių niuansų ir labai daug yra visokių, mes istorijų turim religinį prieskonį, tai sakau, labai daug visko ir mes dar šiek tiek gal paminėsim šiandien, aišku, aš daugiau gal apie mokymus šiandien super neįsiplėsiu istorijas. Tai va, gerai, lanką labai padarau, tai grįžtu apie save, tai jo, tai va, buvau paauglys, domėjausi tais dalykais, bet mano ir protas labai gyvybingas, labai aktyvus, jam labai smalsu viskas, tai aš kaip profesiją pasirinkau pradžiai visokius programavimus, IT ir taip toliau, nuo mažiuko man tas traukė. Nu tai irgi labai gerai, nes dabar visą tai panaudoju, visą savo gebėjimus. Paskui kažkada atėjo sociologija, tai va irgi tas pasaulio pažinimas, ne vien tik tai žmogaus psichologijos, bet apskritai kaip visuomenė veikia, ne. Sakau, mano siela turi tokių interesų, jinai pasirenka tam interesų tenkinti kažkokią tais formą, tai gal ir jūs tą patį esate patyrę, nu, net nebijau, kad esate, ne, kažką patraukę, įdomus žmogus, kodėl, aš nežinau, man įdomus žmogus, ne, ir tu eini su juo pabendrauti, ir ten kažką, ne, kažkas ten, suprantat, įsirenka darbą ar patirtis, tai va taip mūsų siela ir keliauja, jinai žinokit, nu kaip sakyt, čia yra toksai kaip įdomus miksas, ne? Vat dalį mes patys suvokiam sąmoningai, bet iš tikrųjų tik mažą dalį, žiauriai mažą, ne? Praktiškai mumis veda mūsų pačių aukštesnė aš arba mūsų pačių siela. Tai va tie visi tokie, aš to noriu, tai va čia žinokit ir yra tai, jo? Va jeigu, nu aišku, ta prasme, tu galėjai biškį ir sumaišyti, net ant fizinius malonumus su tuo pakilėjimo jausmu, bet basically va tas pakilėjimo jausmas, nu, čia tik atpažinimas, pats jausmas tai nėra tas objektas, jo, nes siela, jinai neturi to pakilėjimo jausmo, tai tiesiog jinai veda, yra kelias ir panašiai, bet tai kaip mes būdami žemės kūne, tai pažįstame tai tokį, kaip va tokį, ne, tai va, nu, tai va, tai papasakau, kas yra keliavimas savo sielos keliu. Va, tai sakau, mano kelias toks buvo visoks, vibracijų aš pradžiai, sakau, ten tik tais, praktiškai nejaučiau, tik tais kažkokie fragmentai, buvau tiesiog IT žmogus, IT protas ir labai daug per tai, aišku, savo challenge'us praeidinėjau, ne, bet tai daugiau su emocijom, per emocinį didžiulį krūvį, milžinišką krūvį ir taip toliau, na, bet paskui kažkur ties, nu, žinot, kai kuo daugiau tave užkrauna, tuo daugiau pradedi ieškoti, tai paskui ties 20 kažkeliais pradėjau domėtis visokia ezoterika. Nu, tas domėjimasis tais laikais nebuvo labai, sakykime, daug ten tų mokytojų ir taip toliau, tai buvo tiesiog daugiau savarankiškai, kas vėlgi yra žiauriai sudėtinga pačiam per save ir neturėti kažko, kas tave pakaučintų. Va, nu, paskui, kai buvo 30 kažkiek metų, tai metai greit bėga, 300 kokie ir panašiai, atradau, vat, nu, savo pirmus bioenergetikos mokytus, ne, tai pirmi mano sudarimai buvo per konsteliacijas, tiesiog tai buvo patirtis, konsteliacijų patirtis, ir biškį šiandien paminėsim. Na,
O paskui, nes tos konsteliacijos irgi jos labai padeda pradirbti dalykus, bet ir tuo pačiu, kai tu pradirbinėjai, nes matot, kaip yra mechanizmas, kad norint išjaust vibracijas gerai, kokybiškai, nesusimakalot, tai tu turi pradirbti tam tikrus dalykus, ne? Tu pradirbti savo visokias baimės, taip toliau, taip toliau, toliau. Tai vat, konsteliacijos labai gerai tam pastarnavo, bet kas gali, ne? Tai va, man labai gerai kokius 9 mėnesius lankiau, tai man pradėjo tam valytis viskas, na, aišku, buvo nelabai faini, nes kai tu pradedi lysti savo rūsišą bokštyną, tai žinai, viskas ir pradeda sukilti, ne? Tai va, ir paskui po to periodo dar atsirado kiti mokytojai, taip toliau, bet jeigu sakau, kai aš atsirado, sakau, tai, aš turėjau norą surasti. Aišku, ir siela atsiuntė, bet vėlgi tai yra, kaip sakyti, abiejų, ne, kompromisas, nes jeigu siela turi planą, tai tau pasiūlo, bet aišku, visą laiką yra tavo valia nuneigti tai. Tai aišku, nebūtinai tai tau geriausias kelias, bet jeigu tavo siela šaukia, o tu sakai, nenori, arba ten bijau, arba ten dar kokių nors ekskuzų nesau susigalvoji, tai kaip sakyti, nieks nepasodins tave į kalėjimą už tai, bet tu tiesiog, kaip sakyti, pats prarandi tą gabaliuką, kaip sakyti, tą loterijos bilietą, kurį tu nusipirkai čia ateiti, ne, tu, kaip sakyti, nebūtinai suplėši, bet bent jau suglamžai ir sudedi į dėžutę ir sakai, gerai, po 100 metų aš sugrįšiu per šitą, ne. Tai va, nes, tai va. Tai gerai, toks mažas intro, ne, kaip mano kelionė. Va, ir paskui jau, kai atsivėrė vibracijos, tai tada pradėjau, aišku, ir daugiau, tai atsirado reiki, atsirado runos, nebūtinai šito eiliškumu, taro kortos, kurios padėjo dar daugiau išgryninti, ką aš jaučiu, ne, nes tai yra instrumentai, kurie padeda išgryninti, bet tuo pačiu ir pagilinti šiek tiek, ypač runos. Žodžiu, milijonas tų visokių, kaip modalities, kai amerikiečiai sako, ne, būdų, per ką prieiti prie to. Ir tai yra labai gerai, nes jeigu tu dirbi per vieną modalitį, sakykime, kokias konsteliacijas darai, tai labai gerai, nes tu dirbi su tam tikra sritim, ne, sakykime, ten vaikystė, ten giminės karma, taip toliau. Ir labai gerai, nes reikia šitos dalykus kažkada pradirbti, o sakykime, kiti pasirenka kokią meditaciją arba ten dar kitą rūšį, ne, tai irgi viskas puiku, bet tada kitos dalys, sakau, tada dirba. Tai va. Ir po truputėlį man taip susidėliojo ir pradėjau konsultuoti ir taip toliau. Tai gerai, jeigu kažką norėsit paklausti, sakykit, turbūt užteks apie mane. Aišku, gali praversti žinoti, kad nebūtinai čia gimti reikia ekstrasensų, kad gali išmokti. Tai ja. Gerai, tai ką, tai dabar perleisiu šiek tiek. Nepavargot klausyti, neatsibodo. Ok, tai gerai, tai šiandienos mūsų tokia struktūra, kad biškai padarė meditaciją, kas labai fainai. Papasakosiu aš apie tai, kas vyksta profesijos mokymuose, nes to susirinkom, ne? Bet aišku, reikia truputėlį kontekstą žinoti, tai aš pasakodamas vis įsiterpinėsiu, nes aš noriu, kad tu žinotumėt, kad ne tik kas yra šitose mokymuose, ne? Nes tu, pasirinkdamas tu turi žinoti bendriau, ne? Nes būtų kvaila rinktis vieną tortą ir negalvoti, kad tu turi pasirinkimą, ja? Tai va, aš tiesiog specifiškai ir noriu vardinti, kad jūs žinotumėt. Aš jau gal dalį ir tikrai žinosite, bet tiesiog užakcentuoti, kad pavyzdžiui, reikia jūs žinot, bet vėlgi klausimas, ar visi žinot, kad yra reikia, ir tada klausimas, ar visi žinot, kas yra reikia, ne. Tai va, aš taip ir norėsiu bendrai, ne, pasakosiu tarsi ir apie šitus mokymus, bet gal ir bendrai jums, kad jūs tiesiog žinotumėt, kas apskritai pasaulyje, kelintas amžius, 21, ne, 21 amžiuje, kas egzistuoja, ja? Gerai. Tai gerai, tai galit tada, nežinau, jeigu netingit, galit pasisakyti savo vardą ir trumpai tiesiog, kas jums aktualu, jeigu ne, mes jūsų neversim prisistatyti, bet kaip visą laiką yra labai smagu išgirsti ir pamatyti, kokiam šaunių žmonių būry mes dalyvausim. Aišku, kažkas gal nebūtinai užsirašys iš tos mokymus, tai irgi viskas su tuo fainai, bet fainai būna ir susipažinti. Tai gerai, tai aš tada savo baigiau jau prisistatymą, tai gal tada kažkas norėtumėte iš jūsų damos. Kas norėtumėte? Norite? Praleisite, ne? Okei.
Mhm. Gerai. Ar yra kažkas iš online dalyvių, kas norėtų šiek tiek, nu, tiesiog ne tai, kad būtinai čia kažką apie save labai įsiplės, bet tiesiog, vat, ar turit kažkokį tais, gal kažkokius tikslus, ar kažkas jūs domina ir panašiai. Drąsiai galite mikrofoną savo įsijungti. Nesikandžiam. Nu gerai, tai iki sugalvosit. Tikrai galit. Jo, turbūt. Gerai. Ok, tai gerai, tai apie save truputį papasakoju, ne, 10 metų dirbu maždaug šitoje srityje ir dirbu su vairiais instrumentais, esu, nežinau, gal sakykime, jeigu skaičiuoti individualias konsultacijas, tai turbūt jau turbūt keletas tūkstančių tų žmonių yra, nu, kaip prajausta, nes mano darbas yra jausti, o tai reiškia, tam, kad jaustų, tu turi susijungti. Tai va čia turbūt yra didžiausias iššūkis, ne? Išmokti, kaip čia pasakyti, išmokti atpažinti kito žmogaus vibracijas, bet tam, kad atpažintų, privalai susijungti vibraciją. Tiesiog tai techniškai neįmanoma to, nu, kaip sakyti, atpažinti nesusijungus. Jo, toks yra mechanizmas. Tai kas empatija reiškia gebėjimas jausti kitą per save. Ne? Tai vad, kas empatai, tai turbūt šitą esate turbūt pastebėję, kas ne, nu, gal atrasite šitą savybę savyje. Tai va, tai esu su labai daug žmonių, sakau, pabendravęs energetiškai, telepatiškai ir taip toliau. Ir tai šiek tiek paspartina tai, ką mes siekiame. Ne? Tai pavyzdžiui, jeigu mes siekiam konsultuoti žmogų, padėti jam kažkokioj situacijoje ir problemų, tai labai gerai, tai labai gerai dera tos savybės, ne prie konsultavimo, ne, turbūt jau ir įsivaizduoju. Aišku, galima tai panaudoti ir kitose srityse, tai pavyzdžiui, jeigu, nu, gerai, sakykime, mes mokymus vedam, ne, tai nebūtinai čia kažkokia terapija, nes, nu, čia nebūtinai terapija, tai jūs galite tiesiog mokintis. Tai jeigu tu mokiniesi, tai tas irgi tada šiek tiek padeda, bet, sakykime, kaip aš jaučiu, tai aš galiu jausti, sakykime, bendras vibracijas laukia. Tai vat, bet tai labai paprastai, nes, sakykime, nėra kažkokių intrika detalių, bet tai yra tiesiog, sakykime, jeigu kažkas va, turi iš grupės klausimą, ne, nu, aš nežinau kas, bet aš tiesiog jaučiu, kad, okei, yra klausimas, ne. Ir tada mano intuicija, o kadangi, nu, sakau, aš gal šiandien nevalgiau mėsos, ne, gal dar kažką, ne, gal, nu, cigarečių nerūkau ir toliau. Žodžiu, aš padėjau savo kūnui pasiruošti būti šiek tiek jautresniam, ne, ir, nu, dar su jumis padarėme meditaciją, tai šiek tiek pamatėt, kaip tai vyksta. Na, ir šiek tiek man tai padeda labiau atliepti ir, kaip sakyti, pasitarnauti tam tikslui, kurį aš pats įsikėliau savo, ne, aš noriu kokybiškiau pravesti mokymus ir taip toliau. Tai va, nu ir mes pakalbėsim daugiau, kam tos vibracijos gali būti panaudojamos, bet basically, jo, aš naudoju tam. Jo, nu ir aišku savo, kas be ko aš savo. Tai va, kas toliau? Gerai, tai apie energetiką ekstrasensoriką. Ką jūs žinote apie energetiką ir ekstrasensoriką? Man labai įdomu sužinoti. Tai biškai peršokau per temą, bet tas pats. Jo, čia tokie terminai, kurie kartais kažkam aiškus, kažkam ne. Tai vat, kaip jūs įsivaizduot, kas tai yra. Ir gal bet kas ir mikrofoną įsijungt, pasidalinti. Nu, tai reikia kažkam pradėti. Ir savo, da. Gebėjimas jausti, pavyzdžiui, savo emocijas, ar tai yra ekstrasensorika. Tai ir savo, ir kitų, ir daiktų, ir augalų, ir gyvūnų.
Visi mes turim kažkokią energiją savo. Taip. Mhm. Ar yra kitokių nuomonių, ar kažkas galvoja, kad jau savo emocijas tai nėra susijęs su vibracijų jutimu ir taip toliau. Nu, kukliai šiandien su diskusija pas mus. Ne, aš suprantu, viskas suprantama. Jo, nes biškai siūdžia. Ok, tai jo, tai ekstrasensorika ir energetika, aš dažnai naudoju tos kaip sinonimus, bet aš jums vis tiek palieku kanalą atvirų, visą laiką galite mane pertraukti ir kažką sakyti. Va, o šiaip jo, energetika, aš apskritai, yra senesnis terminas, ne bioenergetika. Ja, tai vat kas įsivaizduot, kas yra bioenergetika ir kuo tai skiriasi nuo šiaip energetikos. Gerai klausimai. Bio tai kas susijęs su gyvybė, su gyvais organizmais. O, labai tiksliai. Taip. Ja, tai čia yra senas terminas, aš nežinau, kas jį išrado, bet kažkas, žodžiu, senais laikais ir sovietų laikais turėjo, praktiškai šitas terminas buvo, ne, bioenergetika. Amerikiečiai gal to termino net ir neturi, jie kitaip, ne, kita kultūra, kitaip susidėlioja. Bet jo, bioenergetika yra daugiau apie, sakykime, reiki, ar yra bioenergetika? Nu, aš mančiau, visi sutiksite, kad taip, jo, nes reikia yra energetinis gydymas, o gydymas yra grinai gydymas kažko gyvo, ne? Ir praktiškai apibrėžimas, jo, bioenergetikos apibrėžimas, tai yra, ja. Jo, aš galvoju, ar dar kažkas į bioenergetiką. Jo. Nu gerai, tai labai neįsiplėtosim į tą istoriją, ne? Bet jo, basically norėjau tiesiog pabrėžti, kad yra skirtingos terminologijos, nors kartais šnekam apie tą patį, arba nebūtinai apie tą patį, bet tam tikras kategorijas, ne? Arba subkategorijas. Tai va. Jo, tai pavyzdžiui, šitą mokymo įstaigą, ne? Erdvė, kurią mes mokinamės ir panašiai. Aš tiesiog sugalvojau ją pavadinti, nu, pradžiai tai žodis akademija. Aš gyvenau miestelį, kuris vadinasi akademija ir galvoju, va, geras miestelis, vadinasi akademija. Ir tada, akademija tai yra tas, kas tave, nu, kažkaip ugdo, ar tu gali kažką išmokti, ne, tai nėra darbas, tai nėra religija. Sure, why not? Ne? Ir tada man tai, jo, nes jeigu tu vadinsi kažkaip sudėtinga, ne, kad čia kažkoks, nu, tai gausis kažkokia sekta arba dar kažkas, ne. Tai akademija yra tiesiog žinių šaltinis ir panašiai, tai vat, šitas momentas man labai patiko. Nu ir kitas žodis yra ekstrasensorika, tai šitas žodis nelabai dažnai buvo vartojamas, bet kadangi kito nebuvo, o bioenergetika man labai, nusakau, tiesiog yra žiaurus limitas uždėtas tik tai su tuo, ne. Ir paskui, kai kalbėsime, kiek yra sričių ir kiek yra įvairovės, jūs patys suprasit. Tai va tiesiog man atėjo, nu gerai, ekstrasensorika bus kažkas artimiau. Aišku, kai kažkur ten degalinį kažką pildau ir ten reikia pasakyti įmonės pavadinimą, tai pamirksiu žmonės ekstrasensorika. Jiems dar sunku, tas terminas nėra kasdienis. Na, bet viskas ok, ne, kažkas turi pradėti, ne, kad, nu, tai va, ir jūs kažką pradėsite, ne, ir nuo jūsų paskui kažkas plis. Tai va, kažkas turi daryti pradžią, nes jei nieks nedarys, tai suprantat, niekur nebus. Taip va. Tai va, tai gerai, tai grįžtant prie energetikos, tai jo, tai ekstrasensorika, energetika tai praktiškai yra persidengę, nes energetika tai yra tiesiog darbas su bet kokiom energijom, gali būti gydymas, gali būti, sakykime, daikto koks įkrovimas, ne, tai nėra gydymas, jeigu tu įkrauni talismaną, tai nėra gydymas, suprantat, ne, tu įkrauni talismaną ir jisai pradeda keistis jo kokybė, jo, pradeda keistis vibracijos ir tada jis daro kažkokį poveikį, bet tas poveikis gali būti bet koks, ne, kokį tu sugalvoji, ne, tai va, tai vėlgi, tai ar tai yra bioenergetika, nu, ne, matot, jau išeina iš tų kategorijų, ar tai yra ekstrasensorika, nu, gal, nes tu turi jausti, ką tu darai. Papūginas pas mus čia. Labas papūga. Draugiškas. Tai va. Nu va, su gyvom būtybėm gali pabendrauti, su papūgom gali pabendrauti, ne? Nes yra telepatinis ryšys, yra energetika. Jo, nu, irgi labai įdomu pažinti kitas būtybės. Tai čia turbūt prie ekstrasensorikos būtų, ne? Su papūgom pabendrauti ir
pajausti, kas pas juos yra vidai. Negaliu sakyti, ką jie masto, nes tai yra paprastesni gyvūnai, ne, paprastesnės sistemos negu žmogaus sandara. Ką jie jaučia, gali pajausti, ką jie jaučia, ne, per tai šiek tiek susiderinti. Gali su medžiu pabendrauti, nu, tai, jo. Tai va, gerai. Nu, tai va, tai, žodžiu, supranta, kad yra tam tikra įvairovė terminologijos. Tai va, bet aš lieku prie tokių modernesnių kaip energetika, ekstrasensorika. Gerai. Kitas klausimas, kaip jūs manot, ar gali būti terapija, bet be energetikos? Gali. Taip, visiškai taip. Ja, gali būti dailės terapija, ne? Ja, gali būti žirgų terapija. Ja? Bet tokia terapija, ne? Psichoterapija. Taip, jo, labai teisingai. Terapija gali būti. Dabar kitas klausimas, ar gali būti energetika be terapijos? Ne. Nu, ja, čia toks suktas klausimas. Ar gali būti energetika, kuri neturi jokios terapijos dalies? Nu, aš sakau, tokį jums specialiai tokį suktą gudrą klausimą užsukau, kad tiesiog biškai, nu, padėti jums užsuktą tą mąstymą link tų sričių. Ne. Gal ta energetika, bet tai nenaudoti. Jo, teisingai, labai teisingai. Jo, tu gali turėti energetinius jutimus, pavyzdžiui, tai keliauji po kitą šalį, ne? Ir tu nori susipažinti su to kontinento vibracijom. Tai ar tai yra terapija? Nu, čia priklauso, ne? Nes taip, tu naudoji tada, nu, va kiek mes ryčių įvardinom. Bioenergetika, nu, nebūtinai, ne? Tu gali tiesiog energetiką naudoti, jo, nebūtinai tą su gyvom būtybėm bendrauti, kad pajausti to regiono dvasią, vibraciją. Tai, okei, reiškia, tai ne bioenergetika greičiausiai, arba gali persidengti, nes jeigu tu kalbini kokį ten medį, tai gali būti ir bio šiek tiek. Okei, tai tada yra energetika ir ekstrasensorika. Ja? O terapija, nu, tada ką darysi su to priklauso, ne? Tai va, supratote, ne? Nes tu jauti vibracijas, kaip tas kraštas gyvena. Ir tada tu arba pritaikai savo kaip pokyčiui, ne? Tai tada būtų terapija, arba tu nepritaikai savo pokyčiui, tada nėra terapija, ne? Reiškia, matot. Tai va. Gamtoj būna vietų, kurios savaime jauti, kad net nesinori ten būtinamas bėgti. Taip. Kažkur kitur, gali ten ir pabūti ir pasikrauti energijos, stebulus ir pamėg gerai jautis. Taip. Jo, nu tai va, tai tu gali pajausti ir gali panaudoti terapijai. Taip. Jo, nu šitą profesiją vadinasi energoterapeutai. Ja? Tai terminą, kurį sugalvojau, nes tiesiog nebuvo termino aiškaus, vieno ar normalaus. Buvo vis, nu, gerai, respektas bioenergetikam, bet apsime tai gana siaura terapijos sritis. O energoterapeutas jisai žymiai plačiau. Ja? Tai reiškia, tu dirbi su energetika, ekstrasensorika ir dėl to šitie mokslai, aišku, tai nėra, sakykime, kažkoks magistras ar tai nėra bakalauras, kurį tu, žinai, 4 metus studijuosi. Techniškai galima būtų padaryti, bet, nu, tada, sakau, reikėtų kitaip visai pasiruošti ir, kaip sakyti, už 4 metam pasiryšti, žinai, tai čia biškai kitaip. Bet tų 9 mėnesių, kiek kas pasiryšit studijuoti, jų iš esmės kaip ir užtenka. Nu, kodėl sakau, kad užtenka, nes aš matau rezultatus. Aš kiekvieną žmogų stebiu ir, sakykime, dabar jau 3 metai yra. Tai 1 metai buvo tokie, nu, ne tai, kad eksperimentiniai, nes, sakykime, aš ir taip tos kursus darydavau anksčiau, ne? Tik tai jie nebuvo per tą tokį, kad formatą, žinai, kad jūs dabar tapsite profesionalais ir viskas į tai, žinai, sudėta. Tai, nu, bet vis tiek dar reikėjo šiek tiek po pirmo kurso truputį pašlifuoti, nedaug, bet ten minimaliai kažkiek reikėjo. Nu va, antras gavosi visiškai stabilus ir tobulus, bet, nu, ten nieko praktiškai nei pridėti, viskas perfekt. Va, tai praktiškai aš 2 metų programą ir tęsiu toliau, nes viskas labai gražiai, nuostabiai tobulai pasteisino. Gal tik vieną dalyką, bet čia vėlgi sakau, čia tiesiog niuansas, jisai kaip ir nieko iš esmės gal techniškai per daug nekeičia.
Sakykime, šiais metais aš įvedžiau, kad tu gali pasirinkti arba Lilos vedlio mokymus, ne, nes tai yra Lilos transformacinis žaidimas, tai nėra žaidimas, tai yra terapija, super gili terapija, jungtis prie savo sielos aukštesnio aš, prie kitų klodų, čia yra toks lobynas ir, žodžiu, vien tą gali studijuoti. Aš anksčiau, sakau, kitaip darydavau. Tai va, šitą gali, Lilo žaidimas, nes tu galėsi ir savo pravesti, galėsi ir kitam, tai toliau, ir tai nuostabu. Arba konsteliacijų terapija. Tai va, konsteliacijų terapija, kas irgi yra nuostabu. Esat girdėję konsteliacijos, kas yra? Ne, nu va, naujas, vis labai faina atpažinti tos dalykus. Tai konsteliacijos, tai, paskui papasakosiu detaliau, bet basically tai irgi yra vienas iš terapinių metodų. Tai va, tai šiais metais aš padariau šiek tiek tokį, kaip sakau, tokį navarotą, kad tu gali pasirinkti arba tą, bet aišku, jeigu kažkas turi tikrai laiko ir tikrai nori, tai galite ir abu. Bet tada jau palieku jums pasirinkti, ar jūs tikrai spėsite, ne? Nes aš sudariau pagrindinę programą, jinai tokia gana intensyvoka. Aišku, tie 2 kartai per savaitę kažkam gali ir netrodo daug, ne? Ir kartas per savaitę ateiti, ar 2 kartai. Dažniausiai bus 1 arba 2 kartus per savaitę. Per savaitę 1-2 kartai. Ja. Visai mes turėsime ir atostogų po mėnesį arba taip toliau, ne? Tai va, jūs tiesiog pasižiūrėsite, ne, ar kažkam nėra per daug, nes dar reikės ir namų darbą padaryti, kad jūs, sakykime, taro mokinsitės, ne, tai jums reikės dar tas kortas išmokti, ne, ar pasinaudoti, ne, tai va, tiesiog jūs patys pajauskite, kiek jūs gyvenime, turėsite laiko tam skirti, va. Tai aš programą sudarau taip, kad jūs techniškai galėtumėt spėti. Aišku, niekada visiems, kaip sakau, neišeina visko suderinti tobulai, ne, kažkas turi ten, sakykime, 6 vaikus ir ten mamą prižiūrėti ir taip toliau, ne, tai tie žmonės yra labai apsikrovę ir jų laikas yra žiauriai limituotas, tai tada jų galimybės tokios, kiti žmonės, sakykime, šiuo atveju pasirinko, savęs tyrinėjimą arba atostogų kažkokį periodą, ne, tai tada vėlgi sakau, taip jau, kad visus neįmanoma, bet ir nebūtina turbūt, ne, tai tiesiog parinkau taip, kad techniškai to, ko reikia ir ko užtenka. Tai va. Galiu paklausti apie šitoj vietoj. Jeigu aš tą, kuri turi tikrai specialiai laikos tam skyrusi, visus metus skyriau tam tyrinėjimui, nes aš visada tai tyrinėjau, dabar turiu tam laiką, nes skyriau. Ir aš norėčiau ir Leilą, ir konsteliacijas, ir taro, ir runas. Ar būtų tada, Gali. Apie viską aš jau ir taip, kaip ir turiu tokių, ir domėjausi ir visą kitą, ir noras, žinokit, didžiulis, tai galimybė būtų, taip? Taip, tikrai bus. Taip. Jo, taip, ta prasme, papildomai reikės mokėti už tuos papildomus, ar tiesiog? Jo. Ar reikės papildomai mokėti? Taip, teisingai reikės. Tai tai mes dar prieisim prie to. Bet jo, pirmas momentas laiką pasiskaičiuokit, jeigu galite, viskas ok. Kas liečia papildomą kainą, tai sakau, ten skaičiuoklėse pasižiūrėsite, viskas bus. Bet ką aš labai norėjau paminėti, kad jeigu jūs pasirinksite šiek tiek daugiau negu programą pagrindinę, tai tada turėsite atkreipti dėmesį, kad dar kiekvieną dalyką mokantis prasidės jumise transformacijos. Tai tiesiog turėkite omeny, ne, kad ne tik fizinį laiką pasiskaičiuoti, kad, aš ten prisėdu, pasiskaitau, pasigūglinu, ne, nes tas yra turbūt visose akademijose suprantama, žinau. Bet šis esminis momentas, kad kiekvieną dalyką, ką tu besimokinsi, nesvarbu, ar tai taro, arba dar kažką, sakykim, runos, ne, kiekviena runa yra energija. Kiekviena runa. O runų yra 24. Ne? Tai jeigu tu mokinsies runas, tai dar tai bus tau 24, kaip minimum, transformacijos, ne? Tai tu pagalvok dar ir apie tai, ne? Ar tu turėsi pakankamai, supranti, nes tavyje kažką iškelia, ir tada tu, tu turi susivokti, ką tavyje iškelia, ne? Ir tam irgi reikalingas ir laikas, ir šiek tiek energijos, energijos tai ta prasme, kad atsidėti tą suvirškinti, ne? Tai va, pagalvokite ir apie šitus dalykus. Tai aš jau pagalvoju, jau keliu iš savęs jau kurį laiką man stipriai viskas kelias ir vis didesnis suinteresuotumas. Žinau, kad, čia man visur reikia. Gerai. Tai vat. Jo, tai gerai, tai jeigu tada galit ir norit, tai tada tikrai, tai. Jo, prie papildomos kainos ten nebus kosminiai pinigai, ten gal 10% prisidės prie kurso, maždaug to. Tai ten pamatysit skaičiuoklę bus, kai registruositės.
Gerai, dėkui. Mhm. Gerai, dar porą klausimėlių, raisim pertrauką padarysim, nes biškai reikia ir įsižeminti ir atvėsti. Ok, gerai, tai apie ekstrasensoriką pakalbėjau, energetikos rūšis taip pat. Jo, taip, ar gali būti terapija be energetikos? Be abejo, tai gali būti psichologija, psichoterapija, dailės terapija, be galo daug kitų sričių. Mes šitą profesiją, aš taip sugalvojau, kad tiesiog reikia terapeutų, kurie dar ir jaustų, nes, aš galėjau bet ką daryti teisingai, galėjau išmokinti žmogų taro, arba tiksliau, žmogus galėjo ateiti išmokti per mane, ne, ir naudotis kažką, arba per save su mano pagalba, čia sakau, vadink kaip nori, ne, nes ir taip galima turbūt, bet sakykime, jeigu aš tiesiog, man toks atėjo rezonansas, kad aš noriu žmonės išmokinti būti, kaip sakyti, žinai, sunku pasakyti, išmokinti būti terapeutu, nes vienas dalykas, jūs patys mokinsitės teisingai, ne, tai čia jūsų bus procesas, jūsų darbas. Bet jo, suteikti tas bazinės žinias ir tos visos praktikas, visą kitą, tai mano pageidavimas buvo tiesiog, kad įvesti, ne vien tik tai globaliai, nes tai, ką jūs darote, kiekvienas ir per visą žemę nuvilnėja. Bet esmė, kad ir šitam regionui, šitam regionui padėti, nes, taip, yra žmonių, kurie dirba išviesę, ne, bet vėlgi, jeigu, sakykime, nebūtų nieko, kas mokina, ne, kas dirba su terapijom, su energetika, suprantat, tas pokytis būtų, bet būtų žiauriai lėtas, ne, kaip, sakykime, po 0,1% per 100 metų, ne, jis būtų žiauriai lėtas. Tai va, tai kai mes sąmoningai, sakau, kažką susikoncentruojam, tas paspartėja. Tai va, čia toks ir tikslas buvo, ne? Tai va, supratot, ne? Apie terapijas. Bet aišku, kaip ir minėjau, tu galėsi naudoti bet kam, tu galėsi darbų su savimi, nes jeigu tu, sakykime, yra kursas emocijų žemėlapis, tai irgi suprast savo emocijas, padėti kitam žmogui suprasti jo emocijas. Ir ne tik emocijas, bet suprasti, kas yra blokas ir kur tu net nesupranti, kad tai yra blokas. Pavyzdžiui, žmogus nori darbą susirasti, bet negali. Reikėtų paklausti, kodėl negali, jis net neįsiunčia prašymo. Supranti, yra dalykai, kurių jis pats nesuvokia, kad jis jų, supranti, jame yra blokas ir jis jo net nemato. Tai vat, emocijų žemėlapis irgi yra įrankis tam. Tai sakau, yra įvairiausių tokių instrumentų ir niuansų ir daugelį jūs praktiškai visus panaudosite savo. Bet vėlgi, sakau, tai yra jūsų pasirinkimas, ne? Jūs galite tiek savo naudoti, tiek kitam. Sakykim, kad ir tas pats Lilo žaidimas, ne? Aš galiu žaisti su savim, ką aš kartais tai padarau, ne? Savo kažkokius pasižiūrėti, kur aš dabar gyvenime einu ir ką aš darau, ką mano siela čia toliau, kur kviečia, nes tai yra labai faina apžvalga ir gili. Arba aš galiu kitiem pravesti, ne? Tai pasakau, yra visiška laisvė, kaip tu tai traktuosi ir kaip tu tai panaudosi. Turbūt iš karto atsakysiu klausimą, kuris kilo ir telepatiškai tai pajaučiau. Tai, nes jaučiasi jau, kai klausimą turit jaučiasi. Tai, žiūrėkit, klausimas toks turbūt nebilus atės, ar aš tai, ką aš išmoksiu, ar aš galėsiu tai panaudoti, ar aš tai galėsiu legaliai panaudoti, ne, tai vienas momentas. Ir antras momentas, ar čia teisiškai suderinam ar taip toliau. Ir antras momentas, ar aš turėsiu pakankamai kompetencijų. Tai va, tai atsakau iš pradžių turbūt į pirmą ir į antrą, nes abu turbūt vienodai svarbus. Tai kas liečia tą teisinį, techninį aspektą, tai, pirmas dalykas, ačiū Dievui, nesam Sovietų sąjungoje, ne? Tai reiškia, nieks mūsų nepasodins už grotų arba nesam Šiaurės Korėjoje, ne? Reiškia, viską, ką mes darom, mums nieks nedraudžia. Tasme, ir net jeigu kažkas draustų, supranti, tu pats nusprendi, ar tu nori tą daryti, ne? Net jeigu kažkas draustų, tai kažkas draudžia. Supranti, tavo širdis kviečia ir tu stiek eisi tą daryti, ne? Koks skirtumas, kad kažkas tau kažką draudžia, ne? Aš turiu minėti ne apie nusikaltimus, bet taip pat, kas tave pakėlė. Jo, tai ačiū Dievui, Lietuvoje yra tokia demokratinė, laisva teisinė bazė, kad tai tiesiog kas ką nori, tas tą daro, ne? Noriu šilpauju ant medžio, prašau. Ar tam reikia leidimo šilpauti ant medžio? Ne. Tai čia lygiai tas pats, jo. Dabar kitas momentas. Aš kaip tu tai vardinsi, tai pavyzdžiui, techninis tas bazinis momentas, pavyzdžiui, aš paminėsiu kitą aspektą, kad jūs žinotumėt to paties momento, to paties dalyko, tai Prancūzijoje yra ne tik kad legalu, bet ir teisiškai įteisinta ir visą kitą ligoninėse
žmonėm daro reikia. Ja, ir tai yra ok, tai yra jau tapo realybės dalimi. Ne? Ir kitos valstybės po truputį tą bando, bet vėlgi labai priklauso, kokia yra tos tautos energija. Ja, nes jeigu tauto yra labai daug, sakykime, skausmo ar panašiai, tas skausmas jis turi buferį. Ir tas buferis jis turi būti kažkaip pradirbtas. Kol jis nebus pradirbtas, nieko nebus. Ir tada skirtingos tautos, matėte, ne, ką ukrainiečiai su rusais susitarė padaryti, ne, kaip jie savo susitarė pradirbti, nes tai yra pradirbimas, tai ką daro, jie pradirba, tik jie pradirba, sakykim, tai nebūtinai pačiu tiesiausiu keliu, koks įmanomas, nebūtinai per meilę jie eina per kitus dalykus, bet tai nereiškia, kad jie neina, jie tikrai, aš jums garantuoju, link to paties tikslo, tik jie pasirinko, tokį biškį labai sudėtingą kelią tai praeiti, ne? Nes tam, kad tu pakilti vibracijom, tu gali visą laiką eiti dviem keliais, praktiškai visą laiką, ne? Vienas kelias, tu gali eiti tiesiai per meilę ir visiems jisai prieinamas, nieks nedraudžia, visi tą gali daryti. Ir aišku, antras kelias per skausmą, per baimę, per kančią, tai toliau. Ir tada, kai tu per tą kelią, tai tada tu visą laiką savie žiūri, kas tavie vyksta. Ir tu tada reflektuoji, ar aš sutinku, ar aš nesutinku, ar aš sutinku su to ar ne. Ir va tai yra kelias B. Aš aišku, jau niekam nerekomenduoju, nes tai yra labai skausmingas kelias. Ir jeigu nugrybausi, turėsi ir karmą, ir visa kita. Labai daug pasiekmių ir labai ilgas makaroninas, ne? Tai praktiškai yra apibūdina Žemės istorija, žodžiu. Supratot mintį, ne? Tai va. Gerai, kur aš įsiplėčiau? Apie tobulėjimą, apie sielos kelius, tikslus. Apie kompetenciją ar mes? Va. ja. Tai va, tai grįžtant prie teisinio dalyko, taip, Lietuvoje tai teisiškai legalu ir visa kita, kas liečia kažkokius įsilavimus, nieks to nieko nereikalauja. Tai, bet, jei kažkam tai aktualu, tai aš esu įforminęs kaip neformalaus suaugusių švietimo profesiniai mokymai, ir tai yra teisinis terminas, kuris ir akademija yra užregistruota, bet sakau, vėlgi tai yra tiesiog dėl teisinės bazės, ne, man tai piešia, taip nuoširdžiai pasakė, man lapučkiai, čia yra tiesiog dėl jūsų pačių, jei kažkam aktualu, ne, man esmė, kad žmogus patirtų tą džiaugsmą ir viskas, man daugiau nieks neįdomu, viskas, čia mano pagrindinis motyvas ir kriterijus. Tai va, dabar kompetencija, tai kompetencijos aišku yra įgyjamos ir kompetencija yra mokymasis, jo, tai tu negali perskaityti knygą ir būti kompetentingas, jo. Tai va, tu turėsi dirbti su savimi, labai geras būdas mokytis yra kitus mokyti, jo, nes kai tu kitam bandai paaiškinti, tai palauk, dabar suprantu, ką aš pats turiu, tik nesupratau, ne, tai va, irgi vienas iš tokių būdų, arba terapija, pavyzdžiui, kai tu bandai padėti kitam terapijos būdu, lygiai tas pats, tu dirbi su savimi irgi. Tai labai trumpai, tas kompetencijas, kurios bus būtinos, įgyti, taip jūs visi eisite per tą kelią ir kas nuoširdžiai dirbsite, kas nuoširdžiai dėsite pastangas, tai tada taip, visi tikrai turėsite garantuoti. Bet jeigu, neskirsite laiko, arba bus tik noras, bet sakykime, ten 3 mėnesius nieko nedariau, tai žinokit, sorry, hebrytė nepais, taip, jo, tu turėsi dirbti. Jo. Tai va, tai kas dirbsite, tai kompetencijos bus. Aišku, sakau, visą laiką tai įrašai yra, bet vėlgi sakau, ko tu ateini, ar tu ateini mokintis, ar tu ateini tik šiaip pažiopsoti. Tai va, tai yra skirtumas. Tai va. Okay. Tai gerai, tai padarykim tada pertrauką, kaip 15, čia reikia biškį mano balsui atvesti. Ir jums subračiu. Tai va, per pertrauką galite pagalvoti, ar turit kažkokį tai dar kažką norėsite paklausti. Ir sugrįšim ir pratęsim. Okay. Gerai. Tai kas jau stebite online'ais ar kitokiu būdu galite sugrįžti. Jūs biškį valtiet nuo informacijos. Labai gerai. Gerai. Taip. Žiūrėjau chatą. All good. Gerai. Tai dabar žiūrėkit taip. Aš dabar atkreipiu kamerytę į šitą mūsų
pristatymą. Biškutėlį kontrastą pabandysiu padidinti. Oi. Kontrastą pabandom mesti. Va, kad gerai matytųsi. Man dar gerai ir taip puikiai viskas matosi iš tikrųjų. O, viskas labai gerai. Gerai. Liuks. Nu ką, tai galim tada pratęst. Tai aš dabar, žiūrėkit, darau tokį šuolį tiesiai į programą. Ja, pakalbėsim į programą. Ir paskui, kas liko, galėsim padiskutuoti. Ne? Gerai, tai profesijos mokymai. Ne, tai yra mūsų, sakau, čia mano autorinis kūrinys, ne, tai reiškia ta programa, kuri sudėliota čia, tai yra mano išjausta ir aišku, kaip sakau, per praktiką, per žmonės, ir jų atsiliepimą, visą kitą, įtako, kaip toliau judama, ne. Tai va, taip, gerai, tai dabar. Jo, čia viską daugmaž kaip ir papasakojau. Vienas momentas, prasidės rugsėjo mėnesį, tai to iki datų darysim. Čia dabar toks mūsų susipažinimas čia, laisvo formato, o šiaip prasidės rugsėjai. Kur vyks, tai pagrinde vyks Kaune. Kodėl sakau pagrinde, nes šiaip beveik viskas Kaune, bet tai sunku persiplėšti, nes yra gana intensyvi programa ir neišeina per 2 miestus padaryti. Tai, man, kaip lektoriui, sudėtinga. Tai, bet pavyzdžiui, kas ekstrasensorikos pagrindus studijuosit, tai yra čia kursų gabaliukos, bet galima ir atskirai studijuoti. Tai tie galėsite ir Vilniui pastudijuoti. Kas liečia online, tai prašau. Viską praktiškai galima online, išskyrus kokią reikia. Reikia iniciaciją, reikia atvykti gyvai. Tai va, 3 momentus. Toliau. Kas prieš tai studijavo akademijai, tai visi kursai yra užskaitomi. Tai reiškia, galit nesijaudinti. Mes galėsim užskaityti viską, ką jūs jau esate praėję. Reiškia, nekainuos papildomai, tai toliau. Taip įgyjamas sertifikatas, šiuo atveju diplomas. Diplomas plus sertifikatai kiekvienam kursui. Tai irgi. Nes kiekvienas kursas yra kaip atskiras modulis, tai tokia yra struktūra. Galima, pavyzdžiui, rinktis taro, sakykime, atskirai studijuoti, galima. Sakykime, dabar gali kažkas, sakykime, žiauriai noriu ir runų, ir taro, bet galiu tik vieną. Tai viskas sakyti, dabar tu pasirenki vieną, ir tai taps tavo programos kaip ir dalim. Ir aš taip sudėliojęs, kad tai reikalavimas. Tu privalai turi bent vieną įrankį. Tai paaiškinsiu, kodėl. Bet bent vieną įrankį iš tų tokių daiktinių, ar tai runa, arba tai taro, tu privalai turėti. Tai tą užskaitom tavo programą, o, sakykime, jeigu kitais metais nori pasipildyti, gali bet kada tą kitą pasipildyti. Tai va dabar mes esame čia, Liepos 18, paskui dar bus 25. Gerai, tai čia įrašas iš praėjusio pristatymo. Dabar toliau. Ką mes dar turėsim? Tai maždaug dabar čia tie užsiėmimų skaičius čia yra toks, kaip sakyti, orientacinis. Tai orientacinis kodėl? Štai, kad jau turbūt kaip ir paaiškinau, jūs galite rinktis, tai kažkas daugiau pasirinksit, kažkas mažiau, tai atitinkamai jūsų ir bus užsiėmimų kiekis skirsis, bet daug maž taip, per tas 9 mėnesius maždaug tiek užsiėmimų sudėlio. Tai, ar tai yra kosminis skaičius?
Nu, turbūt ne, tik čia 24 kartus ateiti ir pamedituoti, papraktikuoti, pasivaikščioti. Tai aš manyčiau, yra faina, ne 300 užsiėmimų, nu, bet ir ne 3, ne, toks per viduriuką turbūt. Bent aš taip jaučiu. Toliau, vieno užsiėmimo trukmė nuo 2 iki 4 valandų, tai vat tam intervalė visi ir išsidėlioja. Kada jie vyks, tai pagrindė vyks šiuo atveju šeštadieniais, bet kai kurie darbo dienos vakarais, tai bus turbūt ketvirtadienį, bet visos datos jau yra, tai visas paskrolinsit žemė viską rasit. Jo, jei kažko nespėsit, visi įrašai prieinami ir vėliau. Iš karto po tos paskaitos, jeigu Jo, praktiškai aš įkeliu tą patį vakarą, jeigu neužmiegu važiuodamas namo. Tai įkeliu praktiškai tą patį, nu, šiuo atveju jo vakarą arba dieną. Jo, kas toliau? Jo, šventės, nesijaudinkit, mes pailsėsim, turėsim ir per kalėdas, nu, žodžiu, galėsim pačilinti, jo, tai nėra, kad mes varysim jo, sakant, nuo iki. Jo, kas dar įdomu, tai bus praktikos galimybė, tai reiškia, studentai, kurie dabar studijuoja, ne, jūs įgyjat kažkokias praktiką, sakau, tas visokias, profesinės kompetencijas, va tas žodis, ne. Bet jeigu kažkas norėsite ir bus jums įdomu, tai jūs bet kada galėsite, tas bet kada tai metų eigoj, va, sakykime, noriu pasipraktikuoti Lilą vest. Šio, man parašot ir ateina. Ja? Ir galite, jums bus free praktika, pasipraktikuoti, vat, iš manęs feedbackas, ne, atgalinis ryšys, iš žmonių gal atgalinis ryšys. Ja, ir jūs galėsite, kaip aš jaučiuosi šitam kontekste, ar man kažko dar trūksta, ir taip toliau. Tai va jums, sakau, dovana prie viso to, ką jūs ir šiaip gausite, ir šiaip praktikos, tai čia dar ekstra. Jo, bet čia neprivaloma, jei kažkas nenorite, tai jūsų pasirinkimas. Jo, kas, sakykime, dabar jau vasara, dabar jau tai čia nebus vasara, nei taro, nei pagrindų, bet aš tą sakinį buvau pridėjęs, kad jei kažkas, sakykime, gerai, sakykime, pavasarį paskaito ne šitą puslapį ir sako, gerai, toli tingi laukti, ne, bet kažką nori sudaryti, tai va, tai parašiau, kad gali prisijungti ir pastudijuoti kažką anksčiau. Gerai, tai va, tai čia mūsų hebrytė. Čia mes kažką medituojam, darom, čia vat, jaučia aurą, bando auros pajausti lauką, tai va čia vienas iš pagrindų užsiėmimų, mokintis pajausti savo auros lauką. Ką mes paskui čia turim, čia paskui jau iš Vilniaus studijos, tai va, čia daugiau tokių prisiminimų sudėjau ir dėl paties vaibo pajautimo, ne, kad tai nėra formalu, jo, kad žmonės tiesiog būna, džiaugiasi, dirba, bendrauja ir mato, susibendrauja, hebrytės ir paskui lieka tie ryšiai ir, labai faina ta dalis, ne, tos bendruomenės. Jo, paskrolinsiu, šičia fragmentukas iš emocijų žemėlapio, tai čia maždaug taip atrodo emocijų žemėlapio įrankis, kur sakiau, pavyzdžiui, šaknis problemų yra trauma, ir paskui mes jau ten išplėtojame, ne, tai yra visas metodas, kaip eiti į gilį ir atrasti, kas iš to kyla, tai, iš kur tai kyla, tai toliau, visą tą sudėlioti medį ir paskui tą metodiką, sakau, toliau plėtojasi, čia šiaip fragmentuką įdėjau. Jo, ir du mūsų instrumentai, ne, tai yra taro instrumentas, jo, tai yra irgi įrankis, tai galiu dabar gerai papasakoti, žodžiu, vienas yra runos, kitas taro. Žinot, kas tai yra, ar reikia biškį paplėtoti? Runos taro. Tai labai abstrakčiai. Abstrakčiai, ne? Taro kortas, tai žinau, bet tai ne. Ok, gerai. Tai runos buvo mano pirmas instrumentas ir aš būtent nuo jo pradėjau. Gal biškį atsuksiu kamerą į save, kol šneku. Tai runos buvo pirmas mano instrumentas ir runos jos yra, matot, biškį energetiškai intensyvesnis dalykas. Tai, nežinau, kažkas, sakykime, turi tokį interesą, kad noriu mokintis per stipres vibracijas, ne? Tai, okei, tik tai biškį gali būti daugiau, pokyčių tavyje, ne, gali būti intensyvų. Tai runos iš esmės yra naudojamas kaip instrumentas daugam, bet pavyzdžiui, pirmas momentas tai pasitikrinimui. Taro beje irgi. Tai vat, gerai, sakykim, tu diagnozuoji žmogų ir tau ateina mintis.
Na, aišku, tu gali ir to žmogaus paklausti, teisingai. Bet, pavyzdžiui, tavo ateina mintis, okei, gal šita problema susijusi su šita trauma. Na, kaip pavyzdys, ne? Ar dar kažkokia mintis. Ir tu, okei, tu beveik tikras esi, bet tau vis tiek, nu, norisi pasitikrinti. Tai tam, kad tau nereikėtų čia, nežinau, 3 valandas sėdėti, nes matai, kiekvienas mes turime dar ir savo blokus. Tai reiškia, kad, nu, labai fainai, kad tu daug gali ir daug matai, bet jeigu tu, pavyzdžiui, savo viduje vis dar saugaisi, arba tu turi kažkokią baimę, viskas, tavo intuicija gauna tokį kaip blind spot, angliškai, ne, akla vieta, ir tu negali, tu nesuvoki, tau gali va taip būti parašyta ant sienos juodu ant balto, tu perskaitysi visiškai atvirkščiai netgi, ne, tai čia neiti, čia eiti, tu absoliučiai gali suprasti priešingai, ne, tai va, tai runas ir taro mes kam turim, basically va šitam dalykui, tam, kad mes galėtume žymiai geriau diagnozuoti, aišku, čia ne vienintelė paskirtis runų, bet taip, tai padeda daugiau atpažinti, ar kas yra kas. O šiaip mes paskui dar daugiau dalykų darom, pavyzdžiui, sielos misijų žemėlapis, karmos visas planelis, iš kokių patirčių žmogus ateina. Ir čia su abiem įrankiais galima tą patį daryti. Ką žinau, ką daro. Nu, runą galima ir terapijai naudoti, sakykim, runų energija yra labai stipri, tai sakykim, gerai, sakykim, kokį nors, ką aš čia matau ekrane, Sovilo runą, ne, arba dar kas nors. Tai gerai, tai tu gali parodysiu, kuri čia Sovilo, ar ne, vat S. Tai čia yra saulė ženklas, ne, tai saulė yra džiaugsmas, tai gerai, tai vat jeigu žmogus serga liūdėsiu, ne, nu, ką reiškia serga, nu, suprantama, nes dabar kažkam procese, jam tiesiog toks momentas. Tai vat jeigu tu nori jam šiek tiek padėti, bet aišku, reikia pajausti, nes kartais liūdesys yra sveika, ir jam tiesiog kartais būtina išliūdėti, ne, tai vat sakau, dėl to mes ir mokinsimės tų visokių, nu, detalių, tokių prieimų, kad suprasti, ar tai iš tikrųjų naudinga ar ne. Bet jeigu tu pajauti, kad naudinga, tai tada taip, tada džiaugsmas gali jam padėti. Tai vat runos gali būti terapija. Taro yra šiek tiek paprastesnis energetiškai, nes jis neturi tokio stipraus intensyvaus krūvio. Tai yra daugiau, kaip sakyti, žmogiškos vibracijos, nes žmonės šitą instrumentą sukūrė, ne dievai. Tai reiškia, taip jis irgi yra informacijos iššifravimui, jis turi žymiai daugiau ten tų paveikslėlių, žymiai daugiau reikšmių, dėl to jis mane ir patraukė, ypač kai turim dizaino kažkokį, žinai, gyslelę, kurią aš turiu, dizainerišką, kūrėjišką. Tai tas man surezonavo, bet aišku, tu gali juos ir kartu naudoti, ką aš ir darau savo konsultacijose, arba pamainom, arba pagal pageidavimą. Tai va, bet iš esmės jie abu naudojami beveik tiem pačiem tikslam, gal tik taro nenaudojama gydymui, jo, nes jis per maža energija. Bet sakykime, kas liečia diagnostiką, tai nuostabiai, jo, labai puikiai tinka. Tai tiek tų mūsų diagnostikos įrankių, sakau, čia šiandien aš labai negaliu įsiplėsti, nes tiesiog laikas ribo, bet nes labai daug ką reikėtų pasakoti, bet šiaip jo, daugmaž apie įrankius šitus, kurie informacijos pasitikslinimui, išsigryninimui, supratimui, ar tai mano intuicija su manim šneka, ar čia, gal aš iš baimės taip supratau, ne, apie dar kažką, aš sapnuoju sapną, ką tas sapnas reiškia, ar aš tikrisingai suprantu, kad tas sapnas reiškia tą, štai tau yra atsakymas, arba taip, arba ne, arba dar kažkokių detalių parodo. Nu ir paskui, kai sakau, tai čia toks pradedančių lygis, tai ką aš dabar papasakojau. Ir viskas tokie, daugelį žmonių užtenka šitų lygio, ne? Informacija, detekcija ir that's fine. Bet aš, kai sakau, esu toks nenorma, pas mane visą laiką yra noras eiti kuo giliau ir kiek tik įmanoma giliau. Tai reiškia, kad aš sugalvoju žymiai daugiau paskirčių. Tai kai studijuosite, galėsime ir daugiau dar pasigilinti, kam tie įrankiai gali būti naudojami, ne tik diagnostikai ir gydymui. Bet jo, gerai, pradžiai turbūt tiek apie instrumentus šitus. Gerai, tai dabar, tai šitą visą neskaitysiu, čia kaip yra viskas, kaip sakau, matosi, akivaizdu, kas čia surašyta, ne, naudos, kad užsiėmimai, praktikos pajausti energiją, sakykime, kristalai ir visa kita, savo paties auros lauką, erdvės energetinį lauką, žmonės iš nuotraukos, tai čia yra daugiau gal pagrindų kurso aprašymas, bet vėlgi yra tiesiog daug modulių, tai yra tų labai daug naudų. Reikia įeina ir taip toliau, sakau, čia kas nusirės daugiau paskaityti, bet sakau, čia labai natūraliai.
Toliau, tai va, priėjom programą, ne, kas daugeliu gali būti praktinis klausimas aktualus. Tai jo, tai dabar esame šitam užsiėmime, bus paskui pirmasis, tai pirmas užsiėmimas bus tiesiog intro, toks susipažinimas. Aišku, mes šiek tiek padarysim ir energetinių suaktyvinimų, nes jeigu sustinkam, tai kodėlgi nepadaryti kažką įdomaus, teisingai. Tai va, jo, tai žiūrėkit, aš esu žiauriai praktiškas žmogus, nu, bet ta prasme, kad nesausas praktiškas, o tam, kad man patinka, kad būtų kažkas faina, ne, kažkas gyva. Tai jeigu mes darom užsiėmimą, tai pateikit, aš tik darau tik tai dėl to, kad tas praktinis užsiėmimas kažką duoda. Jeigu tai būtų tik tai šiaip balabaika, tai skaičiau, hebra pasiskaitom ir užtenka, ne? Tai visi tie užsiėmimai, jie yra ganėtinai koncentruoti ir dėl to jau trunka apie 3 valandas, o 3 valandas energetinio darbo, žinokit, yra šis tas. Tai nes vien tai, kad tu pabūni vibraciniam lauke, jo, tai jau ir tau yra labai didžiulis krūvis, net jeigu tu protu čia niekur nedirbi, labai stipriai dirba tavo energetinis laukas ir tavo, va čia gal ne visi žinosit, bet kaip mes mokomės ekstrasensorikos, tai vienas dalykas, aišku, tu gali iš žinių, bet aišku, tai gana riboja, o pagrindinis mokymasis vyksta, aišku, per praktiką, bet kas labai padeda, tai yra, jeigu yra šalia žmogus, kuris geba tai daryti. Tai sakykime, aš gebu, sakykime, ar ten reikia dar kažką ar pajausti, ne, ir tu tiesiog būni šalia ir tavo paties noras mokytis leidžia susijungti laukams ir būtent tai tau gaunasi kaip baterija, kaip pastiprinimas. Aš nepavargstu nuo to, tu tiesiog atsiremi į tą patį dažnį, tas dažnis nusikopijuoja į tave. Ir viskas, tu naudojasi tuo kaip savarankišku, pusiau savarankiškai kaip kūru, kaip kopėtėlė. Tai va, toks kaip ekstra bonusas mokantis. Tai va. Ok, judam toliau, tai bus paskui pagrindų kursas. Vėlgi, tas kursas dar bus paskui ir pavasarį, bet, nu, kaip sakau, pagrindus geriau pradėti pradžioj, nes logiška, neracionalu. Pradedam nuo pagrindų. Jo, tai čia bus pagrinduose ir peliukas. Pagrinduose tai bus ir įžanga, reiškia, tai bus teorija. Taip pat tai bus ir žinios, meditacijos, tas ganėtinai intensyvų, galiu pasakyti. Praktika pajausti savo aurą, kito žmogaus aurą. Žodžiu, ganėtinai daug čia tirštoka aš tam kursą. Tai va, aišku, jeigu kažkas, sakykime, gal skamba kažkam profesijos mokymai dar šiek tiek, gal, čia nemažai visko yra, ne? Tai galima tiesiog pradėti nuo šito ir paskui pasigalvoti, ar nori tęsti toliau ar ne. Galimas ir toks variantas. Nes, kaip sakau, visus paskui galima įskaičiuoti tą bendrą, jeigu noras tik tai yra. Bet jo, šitas kursas bus, kurselis bus, ne kurselis, kursas rimtas, tai bus dalis. Jo, viskas ok, ne per greitai varau. Spėjau. Gerai, tai Vilniuje ir internetu datos surašytos, Kaune ir internetu datos surašytos. Vėlgi pameniu. Šiaip visi šitie greičiausiai bus šeštadienį, dabar taip iš galvos nepasakysiu, bet čia spėjau šeštadienį. Tai jeigu tik šeštadienį, tai iškart žinokit bus apie 1 dienos. Tai vad, iškart gali pasiplanuoti, ne, ar aš turiu papildomai kažką ir gali, ok, 1 dienos, gerai, supratau. Jeigu tai bus ne šeštadienis, tai bus tada darbo diena, greičiausiai bus ketvirtadienį arba trečiadienį ar kažkas panašaus. Tai tada bus 18:30, mūsų du standartiniai laikai. Gerai, žiūrim toliau, tai energetiniai jutimai. Tai čia jau mes jau kai pasidarom pagrindus, neriam gilin. Čia biškai persidengs spalio 10, bet nieko tokio. Tai čia mes turėsime jau tokio rimto, nuodūšios darbelio. Jau čia tikri, kaip sakant, ekstrasensai, tikri bioenergetikai, čia jau reikės rimtai ir paprakaituoti. Tai vienas iš momentų tai yra taisyklės, jo, mes išmoksime, koks yra saugus darbas su energijom. Nes, vėlgi, tu turi suprasti, kad gailestis, tai ar tai padeda ar nepadeda, ne, paskui tu turi suprasti, kas yra etika, ne, ar tu čia, ar yra ok, taip žinai, suprantate, ne, kad kaip prieiti ir visą kitą, jo, kad teisingai ir saugiai ir taisyklingai dirbti, jo, kad ir kito žmogaus neužgauti, suprantate. Toliau, tai mes pasimokinsim saugaus darbo su energijom taisyklių. Ir šiaip etiško darbo taisyklių, ne? Nes terapeutui būtina, žinotai. Toliau intuicija ir įsižeminimas. Tai
ne visi įsižeminimą supranta, tai labai gerai, kad mes turim užsiėmimą, nes čia praktiškai vos ne visas užsiėmimas tam ir skirtas. Nu, vėlgi tai yra svarbi dalis, nes kol tu... Žiūrėk, įsižeminimas reiškia būti savo kūne. Tai vat, jeigu tu kažkur skraidai, tai reiškia, tu nesi čia. O pamenat šiandien nuo ko pradėjom? Nu, būtent čia ir dabar. Tai vat, jeigu tu negalėsi net išbūti čia ir dabar, tai praktiškai tavo darbas žiauriai sudėtingas. Aš nesakau, kad neįmanomas, bet tiesiog tau bus. Tai va, tai mes pasimokinsime, ką tai reiškia ir truputėlį įsižeminti. Nemažai sričių, ne? Iš karto jau plečiasi medis. Jo, nu ir paskui eisime giliau, stipraus energijos lauko sukūrimas asmeniniai ir grupinėms terapijoms. Pavyzdžiui, kažkas veda užsiėmimus rebefingo, kad ir ką jūs vesite, ar kokią terapiją, dailės nesvarbu. Nu tai galite daryti, aišku, kaip norit, bet jūs galite ekstra pastiprinti tai, suformuodami erdvėje energetinį lauką. Kam jis reikalingas? Nu tai kam ir kalbėjau, ne? Vienas momentas, aukštos vibracijos, jos visą laiką padeda atskirti žmogui, kas yra, nu, ne aukšta vibracija, reiškia žemesnė. Tai vėlgi, čia mes nieko nedemonizuojame, nesakom, kad jei žmogus liūdi, tai čia jis jau blogas, čia ne apie tai, tikrai ne apie tai. Bet, sakykime, tą liūdėsi sureikšminti ir padaryti karalium, na tai irgi tada, ne? Turbūt ne pats geriausias pasirinkimas. Tai vat, čia yra daugiau skirta padėti ne tiek jums, kiek žmonėm, kurie pas jūs ateis. Ja? Tai va, tie žmonės, jie automatiškai gaus ekstra pagalbą ir jums net dirbti nereikės šituo rakursu. Ne? Tai bus, nu, jūs sukursit lauką ir paliksit ramybėje. Ne? Tas laukas jiems natūraliai padės, nu, kaip čia sakyti, šiltas kambarys ir šaltas. Jeigu šaltas, visi dreba, negali susikoncentruoti, jeigu šiltas, visi happy ir dirba. Tai labai trumpai, va, tai simboliškai, ne metaforiškai. Jo, toliau mokymasis pažinti erdvės energijas, tą kalbėjom, emocijas, treniruotės su kolegom. Pažinimas, patarimai susidūrus su žemesnių vibracijų dvasiomis, esybėmis ir juodąja magija. Tai va, nu, aš pagrindų kursą šitą nededu, nes galvoju žmonėms vis tiek biškai too much ir, nu, kažkas gal nėra pripratę. Juodąja magija, žemesnių vibracijų dvasios, kokiamis priemonėmis mes Nu, tai pakalbėsim, bet iš esmės tai yra, bus keli momentai. Šiaip aš esu net ir šičia, yra, kas paguglinsit mano tinklapį rasit, yra net aš jį viešai esu įdėjęs. Bet techniškai mes, nu kaip pasakyti, manau, trumpai. Trumpai. Nu gerai, tai jeigu labai trumpai, tai pradžiai išmokti atpažinti, nes jeigu tu nesupranti, nesupranti kokia tai vibracija, nu, tai nesupranti, ką tu darai. Ja, tai reiškia, jeigu kažkas, sakykime, atėjo su baimės vibracija ir atėjo pasiūlymas su baime, tai ar tai yra intuicija? Tai vat, mes pradžiai šitą dalyką atpažinti. Tada antras dalykas – meilė. Ta prasme, meilė ir aukštos vibracijos, jos iš karto tiek išvalo, tiek pakelia vibracijų. Tai sakau, aš šiandien nenoriu per daug kitai įsiplėsti, bet techniškai va tiek, ja, techniškai tai. Aišku, paskui tu gali čia daryti reikia, gali dar kažką, bet tai yra daugiau kaip priemonės, sakai, antriniai momentai. Ir tai tikrai padeda ir labai gerai, ir kartais reikalinga, bet pirminiai visą laiką atpažinti, tas metu turi atpažinti, su kokia vibracija tu bendrauji, ar tai su tavim, ar tai ne, ar pakeliu, ar ne, tas pats, kas yra apie save, ne savo vibracijas, ir tada antras momentas, nu, tą, kad tu pasirinkai pozityvų sustiprinti, nu tai va, tai meilė ir visa kita. Jo, nes jeigu tu pulsi kovoti ten, nu tai praktiškai iš tavęs to ir norėjo, kad tu susinervuotum ir kad tu įeitum į tą konflikto, jo, kai tu eini į konfliktą, tu tada pasidarai pats labai lengvai sumanipuliuojamas. O kodėl? Štai, kad tu esi žemose vibracijose. O kas yra žemoji vibracija? Nu, supratot, va taip ir kaip magnetai veikia. Tai va. Nu va, kalbam apie žemas vibracijas, kažkoks traktoriukai važinėja. O, kamera, biškai nusisuko suriukas, tai pataisysim.
Gerai. Aha, nu ir toliau tada turėsime taro arba runų kursas, tai va kaip ir kalbėjome, ne, tai yra taro kursas, runų kursas, juos mes ir paminėjome, ne, tai bus maždaug rugsėjai, spalis, lapkritis, jo, net pasimėtė, nes aš išdėščiau biškį per platesnį laiką, nes aš žinau, kad jūs dirbsite ir su kitais dalykais dirbsite, tai, nu, nenoriu sugrūs, nes tam, kad išmokti taro, visą kitą, nu, reikia biškį laiko. Kas rinksitės runas, tai pradėsime pavasarį. Nu, nebent kažkas koks mėnulis susišvies ir persigalvočiau, bet žiauriai mažai šansų. Tai greičiausiai runas mes pradėsime kovo. Tiesa, runams aš esu sukūręs ir programėlę, tai vat, šiaip labai fainas įrankis pasitreniruoti, jei norėsite iš anksčiau, galite prisiregistruoti, nieko nekainuoja ir galite treniruotis kiek tik norite ir mokintis. Nu, bet aišku, kaip sakau, jeigu jau rimtai norisi, tai tada reikia išmokti ir jausti vibracijas, nes šiaip tai tik informacija, ne? Nes visa esmė yra jausti energijas, o ne tik tai žinia žinoti, ne? Tai vat, jo, bet šiaip, jeigu kaip treniruotė, tokio kaip įsigrinimų informacijos, tai tada labai neblogai. Jo, bet matot, va, tie įrankiai jie sudera, ne? Nes aš tą, ką kūriau, tai yra, nu, gana sudėtingas energetinis konstruktas, jo, ten jis ir įkrautas su vibracijom ir visą kitą, nu, žodžiu, ten daug darbelio įdėta. Nu, bet veikia, ja? Praktika rodo, kad veikia. Tai, gerai, toliau žiūrėkime emocijų žemėlapis, tai tą paminėjau jau. Jo, tai bus savarankiškas kurselis, reiškia, tai nebus tam skirta paskaitų. Nu, jeigu norėsite aptarti, tai be abejo, žinoma, susitiksime, tikrai galėsime panalizuoti ir visą kitą, bet pagrindė, aš manau, kad šį kartą užtenka savarankiškai pastudijuoti. Ja, yra visi įrašai ir visą kitą. Daug video medžiagos, praktikų, visą kitą, tai tikrai bus faina šitą išmokti. Ten nėra daug, ta prasme, ten, ką žinau, tai buvo gyvi 2 užsiėmimai. Tai dabar yra jų įrašai ir praktinė visa medžiaga, tai, nu, savarankiškai prisijungsite, pasidarysite. Jo, nes taip, žmonės tiesiog praktiškai taip ir darydavo, jie tiesiog taip savarankiškai mokindavosi, tai aš tiesiog formatą ir perkėliau. Nu gerai, ir palikim savarankiškai, jeigu taip jau rezonuoja visiems pat savarankiškai. Ok, toliau mes turėsime. Daug. Aha, nežinau. Kažką norėt paklausti? Prašau. Ne, atsiprašau. Ok. Gerai, toliau žiūrėkime konsteliaciją ir Lilos vedlio mokymą. Ja? Nu tai va, tai konsteliacijos bus labai fainas toks užsiėmimas. Nu čia, sakau, visi mokymai ir atskirai, jo, šiandien mūsų laikas jau link pabaigos, tai aš tik tai truputėlį trumpiau pabaiginėsiu, tai konsteliacijos vedlio mokymai, tai yra, kai tu bandai, nu, padėti žmonėms arba savo paties giminės struktūrai ir, nu, žinot, kad yra jūsų energija, yra giminė, nu, jūsų asmeninė yra giminės energija. Esate girdėję. Ja. Nu tai va, jeigu tavo giminės energijų yra, sakykime, labai daug baimės, ne, arba dar kažko, ne, tai, nu, kadangi tu kaip siela, aišku, išsirinkai ir tavo, nu, buvo prasme ateiti ir išsirinkti, pradėti su tuo, bet vėlgi, kartais galima ir kitais būdais pradėti, o kartais galima iš jūsų sakyti, ok, ačiū giminė už šitą energiją, bet ar man šitą pradėti, gal nebūtinai, ja. Ir tu gali, nu, kaip sakau, tai vėlgi sakau, aš čia taip žiauriai paprastai supaprastinau, bet techniškai tai taip, ja. Tai va, tai vėlgi yra labai gilių giminės energijų supratimas ir įsisąmonimas, pamatymas fiziškai, nes kaip tai atrodo, tai yra ratas žmonių, kurie visiškai nieko nesupranta apie nei tavo giminę, nieko tu nei nepasakoji, nei ką, gal tokia vieną sakinį papasakoji ir užtenka ne apie situaciją, ką tu nori. O toliau viskas automatiškai, žmonės atsistoja energetinį lauką, jie pradeda dalyvauti procese, nu ir atstovauti giminės energiją, nu ir sakau, ten visas procesas, aprašymas yra atskirai, dar galėsite įlysti pasižiūrėti, yra ten viršuj, kur yra, va šičia, jeigu mes einam, mokymai, konsteliacijų, nu galiu dabar paklikinti, kaip tai atrodo vizualiai, kad jūs bent jau pajaustumėte, kaip tai atrodo. Tuo užkraust. Nesijaudinkit, visi procesai pas mus yra saugus.
bet atrodo daugmaž taip, ne? Tai čia jau žmonės jau čia gražiai, ne, čia jau yra terapinis proceso dalis, ne, reiškia, jau jie prieš tai ten buvo va taip, va čia yra pirminis vaizdas, ne, tai reiškia žmonės, va, šitas žmogus, jis yra, sakykime, čia gali būti, aš nepamenu, ar čia pagrindinis dalyvis, ar čia jo giminės, ar jisai kaip tik tais modeliuoja, nes dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu aš kaip vygandas ateinu, sakau, noriu mano konsteliaciją, kad sudarytų, tai aš net nedalyvauju, aš stoviu šalia, viso, manęs nėra. Bet mano energija persiduoda laukui, nu, čia supaprastintai, nu, net persiduoda, bet iš tikrųjų kaip rezonansas, daugiau kaip atliepia į rezonansą. Ir tie žmonės, kurie sutinka sudalyvauti šitam procese, jie tampa rolėmis, bet vėlgi tai jokios prievartos tau pasiūlom, ar tu sako, pabūsim mano ten senelio rolę, ar tu pabūsim mano figūrą ir taip toliau. Ir jeigu jie sutinka, jie pradeda rezonuoti ir juose tiesiog, pavyzdžiui, jeigu jūs tam laukia dalyvautumėt, tu pradėtum jausti, nu vos nemintim galvoti, žiūrint, kiek tu jautrus esi tos figūros mintim. Aišku, tai yra laikinas procesas, tu išeini iš to konsteliacijos lauko, tau tai baigėsi, bet nuostabu tai, kad tai yra žiauriai tikslu ir labai be galo giliai parodo, kokia dinamika yra. Vat pasižiūrėkite, net vizualiai matosi, visi nusisukę. Reiškia, visiškai visa giminė turi didžiulį skausmą, nusisukimas reiškia, kad aš, nu, va čia visi tiesiog kančioju. Basically, va čia startinis momentas, visi yra kančioju, visi giminės dalyviai yra kančioju, ne? Tai ką tai liudija, tai kad, pavyzdžiui, kokius 300 metų energija net nebuvo spręsti. Nu kaip, gal ir buvo bandymų jas spręsti, bet rezultatas tas, kad niekam nepaėjo, ne? Tai va, tai čia tokia sudėtinga gal tokia startas, ne? Nu ir paskui mes matom, kaip tos energijos keičiasi, ne? Nu čia jau kita konsteliacija, bet basically iš to mes patenkame į kitus formatus, ne? Ta, pavyzdžiui, čia mes matom, čia sielos vedlys laksto aplink. Nu, sakau, čia yra tokių visokių momentų, kurių tiesiog, nu, nei tu planuoji, nei ką, bet pradeda per tave ir tu to senelio žodžiais pasakai, ne? Nu, tai va, sakau, kai man, pavyzdžiui, iš proto atėjusiam, tai čia mano pirmos praktikos konsteliacijos, tai man buvo science fiction. Apstai, kas tai yra, kaip tai įmanoma, kaip tie žmonės jaučia, kaip jie gali tai pasakyti ir taip techniškai tiksliai, nu, aš negalėjau to suvokti tuo metu. Tai va, bet sakau, čia kažkas fantastinio, tai dabar šitą mes ir darom. Tai kam tai gali praversti, nu, tai turbūt supratote, ne, terapija. Tai va, nu ir paskui žmonės čia eina į kažkoks emocijų išjautimo momentas, ne, čia tėvai, man atrodo, ir čia vaikas, tai va, irgi yra tam tikra energijų hierarchija, kuri labai gražiai atsispindi natūraliai, to nereikia nei studijuoti, tu pas pamatai. Tėvai stovi, vaikas prieš juos. Tai yra teisingas pozicija, kas reiškia, nu, kaip harmonija, nes mes esame vaikai tėvų, o ne jie mūsų vaikai. Tai reiškia, irgi labai padeda atskirti, kur rolė susimaišius. Nu, žodžiu, sakau, yra labai įdomu ir vien su šitų mokslinių metodų, modelių, nes čia išrado, nu, sakau, visą istoriją, bet vien su tuo gali čia studijuoti, kokius 10 metų ir tai pabaigos nebus, nes tiesiog labai daug informacijos atsiskleidžia, vien tiesiog dirbant su žmonėm, dirbant per praktikas, tiesiog fantastika. Ir tai va, vienas iš terapinių modelių. Tai va, tai čia konsteliacijos. Lilo žaidimas, jis šiaip žiauriai panašus, nes tai irgi yra apie tam tikras roles, bet šiuo atveju tu nebe savo giminę. Nors konsteliacijų irgi gali ką nors sustatyti, bet Lilo žaidimas tai yra toks žaidimo laukas, jame 700 laukeliai, ir tai iš Indijos atėjęs žaidimas. Ir labai senas, gal 3000 metų jam, bet tai irgi tu išjaudinėjai, pažiūrėsiu, ar čia rasiu kokią nuotrauką, mažytė nuotrauka gal nelabai matosi, bet tai yra didelis laukas. Ir čia yra čakros ir visa kita. Tai yra basically modelis, kaip siela ateina į žemę ir kaip jinai mokinasi. Tai va, sakau, gerai, tai daugiau nesiplėsiu, nes jaučiu, kad dar ir klausimus norėčiau atsakyti jums ir taip toliau. Tai va, tai Lilo žaidimas yra daugiau asmeninius dalykus prasidirbti. Taip, Rūta, klausausi. Ar čia ne Rūtas? Tai mikrofonas įjungtas, Rūdas. Prašau. All good.
Aha, gerai, nu tai ir užbaigiant, ne, gerai mes šiandien. Tai visatos esybės, jo, čia, tai va, iš tų terapinių yra konsteliacija arba Lilos vedlio, tai tu gali pasirinkti arba kartu, ne, tai yra tas. Dabar žiūrim toliau, tai yra visatos esybės channels ir astralinis sapnavimas, tai kažkada aš iš karto šitą žingsnį dariau antrą, įsivaizduokit, mes pradedam nuo pagrindų kurso ir tada iš karto šaunam į šitą, bet supratau, kad per anksti, jo, žmonėm biški per anksti. Tai čia yra atskiras, sakau, lygis ir atskiras gilis. Vėlgi yra žiauriai įdomu, bet šiam laikmetį yra ganėtinis jau 1000 kart lengviau negu buvo prieš, sakykime, 50 metų, prieš 100 metų, bet vis tiek dar yra iššūkis, jo, nes tai yra energetinis bendravimas, telepatinis pajutimas kitų būtybių, kurios net nėra kūne, pavyzdžiui, sakykime, jūsų sielos vedlėjai, bet taip toliau, taip toliau. Tai čia yra atskiras toksai, kaip sakau, gylis, tai čia ezoterika pačia gilniausia to žodžio prasme, ne, jokios materijos, vien energija, bet tai irgi yra, nu, sakau, vėlgi tai yra su prasme, nes tai yra, nu, kaip čia pasakyti, taip, tai tos būtybės jos yra ir, nu, labai tolimoji dimensija, ne, tos mes žiūrint jos kūnė su kūnu nevaikšto, bet kodėl mes to mokinamės, nes nu, vat, net ir iš taip toli esančių vibracinių požiūrių esančių būtybių, tu vis tiek gali išmokti ir gali išmokti žiauriai gerų dalykų. Tai vat, apie ką tai tiksliai, tai turbūt teks patyrinėti praktiškai, kai studijuosite, bet daugiau apie sąmonės plėtimąsi, daugiau apie atpažinimų dalykų, skirtingos vibracijos, telepatija, nu, žodžiu, yra tokie va daugiau kosminiai dalykai, ne, tai surinkti šitą kurselį ir prie to paties astralinis sapnavimas, ja. Tai va, tai čia irgi yra žiauriai įdomu, taip kas domisi, tai būna labai įdomu. Tik sakau, ar visiems pavyks, nu taip, ne, nu kad visi praeis tos pagrindus, tai faktas šitas kaip ir natūralu, čia nieko tokio super sudėtingo, bet aš turiu minėti, ar tu pilnai tai integruosi kaip savo įrankį, ne, nu tai jau čia tada kiekvienam skirtingai. Nes vieni gal labiau tiesiog gal ne dabar, arba apskritai gal kažkas labiau žemiškesnę praktiką rinksis, ne, sakykime, gal kažkas studijuoja šitą profesiją, plus dailės terapija, nu arba dar kažką, ne. Tai, nu, skirtingi žmonės esame ir skirtingai gal suderinsim, skirtingi mūsų prigimtis kūno, gal taip pasakysiu, nes skirtingi žmonės būtų prigimtis mūsų skirtingos kūno. Tai va, bet jo, kam tai rezonuoja, tai gali būti tikras, nu, labas. Ir intuityvus konsultavimas. Nu, tai čia turbūt pats geriausias profesijos mūsų apibūdinimas, ne? Nes tai yra ir praktiškai coachingas. Esat girdėję, ne? Coachingas, tai va. Tai čia yra coachingas, intuityvus coachingas, naudojantis tuo, ką prieš tai išmokot ir turbūt matot iš datos, numečiau visai galą, nes jau čia bandai panaudoti visą, ką išmokai. Jo? Čia yra toks pavasarinė mūsų sesija, pavasarinis gabaliukas, ką reiškia, kad jau tu viską, ką pasibandėjai, dabar ant praktikos ir, nu, tada būna įdomu, ne, ar aš galiu tą panaudoti, ar aš galiu tą panaudoti ir taip toliau. Tai va, čia mes turėsime ir tarpusavį praktikas ir gal kažkas norisi kokį iš šalies, kokį žmogų draugą ar panašiai. Žmogų draugą gerai aš čia pavadinau, žmogus draugas. Čia kablelis turi būti žmogų, kablelis drauga. Ja, kokį draugą ar šeimos narį norėjau pasakyti, pakonsultuoti, bet ja, čia mums priklauso. Tai va, nu ir praktikos galimybės, kaip minėjau, esant norui, prisijungėt, padirbam kartu. Va. Na, paskui pabaigiam gražiai įskaitą ir šventę. Tai va, čia mažas fragmentukas iš reiki, čia reiki gydymas atliekamas yra. Gerai, tai klauskite dabar, ką jūs norite dar daugiau sužinoti. Aš dar kokį sakinį kitą paminėsiu, bet dabar noriu jums gal kažkas skubat ir panašiai. Aš norėjau paklausti, ar čia būtinai viską rinktis, ar galima tas vietas, kurios nepatinka, nesirinkti? Pasme, atrodo, kadangi tam negalėsiu paskirti, sakoma, dirbu pilną darbo dieną, turiu visokius pareigojimų, visko galbūt ir daugiau. Supratau. Mažiau galima? Taip. Jo, tai žiūrėkit, labai geras klausimas ir labai nuoširdus ir natūralus. Tai žiūrėkit,
taip. Kas nori studijuoti, nes matot, aš galiu ir taip, ane? Tai jokios prievartos nėra. Tai žodžiu, jeigu kažkas norite studijuoti, bet visko negalite, nu bet vėlgi, tada aš negalėsiu jums diplomą įteikti. Tai Jo. ne diplomas. Jo, jo. Tai vat, jeigu jūs norite tiesiog pagal save susikomplektuoti, sure, viskas fine, galite, bet tada tik tai va diplomą negaliu teikti, nes diplomų yra būtina šita programa visa. Jo. Jo, tai va sakau, jeigu nori būti toksai kaip laisvas klausytojas, prašau. Dalį dabar, paskui kitais metais. Taip, dalį. taip, taip. Kad tiesiog, kad nebūtų taip, kad kad prabėgi, bet nieko neišmoksi, nes skiri tam laiko. Taip, taip. Jo, taip galima. Tai toks laisvo klausytojo statusas. Ja. Jo, tikrai galima. Jo, o paskui jo, jeigu norėsite, galėsite pasibaigti. Okay. Ar dar klausimėlė? Gerai. O ar bus įrašas Vygandai? Bus. Puiku, ačiū. Šau. Dar klausimėlė? Noriu paklausti, yra ir Kaune užsiėmimai, ir Vilniuje. Tai jie analogiški bus, ar ir ten reiks dalyvauti? Jo, tai aš jau truputėlį tą minėjau, tai kas liečia Kauno ir Vilnių, tai iš esmės visas kursas vyks tiek online, tai praktiškai visur galite dalyvauti online, nesvarbu, kur jūs esate, Japonijoje, Amerikoje, Australijoje. Tai pas mus turbūt gal trečdalis dalyvių tai tikrai buvo užsienyje ir jungėsi online. Nu, pernai, užpernai ir dar seniau. Tai tikrai trečdalis kaip minimum būna online. Tai tikrai galite online studijuoti. Dabar kas liečia Kauno Vilnių, tai Kaunas ir Vilnius yra pasirinktinai, bet yra tik pagrindų kursui. Tai reiškia, jeigu tu esi Vilniuje, tai tu gali rinktis, studijuoti vien tik Vilniuje šitą pagrindų kursą, tai yra 5 užsiėmimai. Bet ir viskas. Tai vat, jeigu, sakykime, tu studijuosit profesijos, tai tada jau tada teks į Kauną pavažinėti. Bet vėlgi, problemos, kažkaip nelabai turbūt kaip ir yra gal didelė, aš nežinau, čia kiekvienam. Ne problema, bet ta prasme tai nesidubliuos Vilnius Kaunas, o bus arba Vilniuje, arba kitur. Ir, kaip tęstinis, reikės pakeliauti, pasivažinėti, jeigu nori ne online, o gyvai. Aišku, praktika geriau gyvai. Taip, jo, teks pavažinėti. Bet sakau, čia žmonės šoka į vieną mašiną ir dažniausiai labai fainai hibridai. Ne, jokių problemų, nes aš tėto healingą į Kauną važiuoju, tai man. Ok. Gerai. Liuks. Aha, gerai. Ar dar klausimėlių? Nu tai viskas turbūt. Aš savo, sakyti, išdėsčiau. Dar noriu paklausti, nėra galimybės 9 mėnesių suformuoti mokėjimą, nes taip yra 12, 24. Specifiškai 9. Gerai, aš pasižiūrėsiu tada programiškai. Jo, kad kol mokais ir moki ir nelieki skolingas pabaigęs. Gerai, tvarkoj. Gerai, kad pasiūlėt šitą mintį. Aš pasižiūrėsiu. Jo, greičiausiai įdėksim šitą. Jo, tai čia savaitės bėgi. Jo, tai dabar, kas liečia visus apmokėjimus ir registracijas, tai čia jau praktiškai viskas, aš jau viską padariau, bet tokių niuansų kaip 9 mėnesiai, tai per savaitės bėgi susitvarkyti. Aha, gerai. Tai ar dar klausimėlių turit kokių? Viskas tada, ne? Gerai, tai ką, tai ačiū tada visiems, kad dalyvavot. Buvo smagu. Dėkui. Dalyvaut. Ir, jei ką rašykit, kontaktai yra, niekur nedings jau.
O jei susitiksim, tai susitiksim rugsėjį. Dėkui, viso gero. Jie Iki